Mėlyje, aš kiekvieną dieną savęs klausiu, ką aš naujo išmokau ir manau, kad mes visi kiekvieną dieną mokomės ir galime išmokti kažką tai naujo ir padaryti savo maistą ir savo gyvenimą kiekvieną dieną vis geresnį ir geresnį. Tai manęs dažnai klausia, kokiosgi yra tos įvairiausios virtuvės gudrybės ir kaipgi valgyti sveikiau, valgyti skaniau, valgyti gražesnį, ryškesnį maistą. Tai aš, žodžiu, pagalvojau, pasitariau su garbiais šefais ir mitybos specialistai ir įvardinau, keletą tokių paklydimų, kurie dažniausiai pasitaiko virtuvėje ir kuriuos išgyvendinus tikrai valgysime skaniau ir sveikiau. Pirmasis tai yra tai, kad mes ne visuomet iki galo užverdame vandenį ir dedame daržoves į šaltą vandenį. To nereikėtų daryti, todėl kad kai daržoves pilate į verdantį karštą vandenį, jos išverda greičiau ir kuo jos trumpiau būna vandenyje, tuo jos išlieka maistingesnės. Ir šiaip manau, kad visuomet yra labai gerai ir būtinai reikia daržovių nepervirti, kad jos nepavirstų į košę. Vis tiek daržovės turi dar turėti šiek tiek traškumo. Kita dažnai pasitaikanti bėda, vėlgi susijusi su virimo laiku, yra tai, kad mes dažnai, ypač kai verdame sriubą, viską sudedame iš karto. Viską. Į puodą supjaustam daržovės, mėsą, kruopas, viską tegul verda. Bet juk špinatai, rūgštynės, pavyzdžiui, ar cukinijos, netgi morkos, palyginus su bulvėmis, jos verda trumpiau. Tai todėl visiems patariu ir pati darau, taip, pirmiausiai dedu tai, kas verda ilgiausiai. Pavyzdžiui, jeigu verdame pupelių sriubą, tai pirmiausia išsivirkite gerai pupelės, o tada įdėkite, pavyzdžiui, morkų lengvai pakepintų, porų, petražolių, ypač atsargiai reikia elgtis su špinatais ir rūgštynėmis. Jas iš viso galima dėti į puodą, kai jau ugnis net yra išjungta, nes to karščio pilnai užtenka, kad špinatai ir rūgštynės suvystų. Nes jeigu per ilgai jie bus karštame vandenyje, tai tada daržovės praranda savo spalvą, o juk mes visi norime valgyti ryškų ir, tokį gardžiai atrodantį maistą. Dar vienas svarbus dalykas yra pasirinkti tinkamą aliejų kepimui, nes ne visi aliejai vienodai gerai tinka kepimui. Tai aš manau, kad rapsų aliejus tikrai yra labai sveikas ir jame yra įvairiausių mums naudingų omega rūgščių ir jis yra puikus aliejus kepti. Todėl, kad jis nesuteikia maistui jokio papildomo skonio, labai gerai įkaista. Ir aš, žodžiu, kepimui visuomet renkuosi rapsų aliejų, o ne, pavyzdžiui, alyvuogių aliejų, kuris neretai yra pilnas įvairaus skonio ir kvapų ir jį visuomet renkuosi, tarkim, salotų padažų gaminimui. Dar vienas dalykas, ir aš pasakysiu, tikrai kartais mėgstu pagaminti visko per daug. Prisiverdam didžiausius puodus sriubų, troškinių ir tą maistą tada šiltome 100 kartų. Tai geriau yra apsiskaičiuoti, pagaminti mažomis, nedidelėmis porcijomis ir valgyti šviežią maistą, o ne jį šildyti daug kartų. Tai, žodžiu, mažiau visuomet yra, dažniausiai mažiau yra daugiau. Viską iš eilės lupame. Manau, kad šviežios lietuviškos daržovės ne visuomet joms reikia nulupti storai žievę. Kartais tiesiog verta pakviesti į draugiją štai tokį puikų šepetuką, kuris tiesiog gražiai, tarkim, nušveičia ar morkas, ar bulves, nes ypač po morkų žievelė juk yra daug įvairių mums reikalingų mikroelementų ir vitaminų. Taigi, ne visuomet skustukas yra geriausias draugas. Kartais reikia pasikviesti pagalbą šepetėlį. Dažniau įvairias tokias gležnas daržovės kaip brokoliai, ar kalafijorai, ar špinatai, ar cukinijos virkime garuose. Todėl, kad kuo mažiau daržovės laiko praleis vandenyje, tuo jos bus mums naudingesnės. Ir iš tikrųjų virimui garuose nereikia kažkokių tai įmantrių garpodžių ar dar kažko. Kartais užtenka tik tai paprasto sėtelio. Į puodą įpilame šiek tiek vandens, gerai uždengiame dangčiu. Ir viskas, išverda savo puikiausiai daržovės. Arba yra tokių įvairiausių mažų agregatų, kurios galima įdėti į puodą. Taigi, virkite garuose. Ir tikrai ne paskutinis, bet labai svarbus dalykas, tai būkite geri. Aš ir savo kartais tai primenu, neperkepkime mėsos ir ypač žuvies. Žuvis iškepa be galo greitai, 5-7 minutės ir ji jau yra puiki, sultinga, minkšta, valgykime ir nelaukime, kol iš jos išbėgs visi syvai. Jeigu iš tikrųjų labai mėgstate savo kepsnius ir jautieną neperkeptą, tai aš manau, kad tikrai verta investuoti į termometrą mėsai. O šiaip tiesiog vadovaukitės tokiu mažu patarimu, kad reikia stebėti ją ir kaip man patarė vienas garsus šefas, kad jeigu
spaudžiate smakrą ir yra tokio kietumo mėsa, tai garantuotai ji bus iškepusi. O kokiosgi jūsų virtuvės gudrybės ir kokiegi paklydimai? Man atrodo, kartu mes galime vienas kitą išmokyti būti geresniais virėjais. Taigi rašykite man, registruokite savo paklydimus, o gal gudrybės beatosvirtuvė.lt.